Sveiki visi Nostra.lt regionų krepšinio lygos A diviziono finalo ketvirto žiūrovai prie televizijos ekranų. Sveikinamės su jumis. Jaudulys tikrai turi jaustis, nepaisant, jog žaidžiama namų aikštėje. Steponavičius, Laurinas Danielius. Iš to Sūzas tranzicijoje Kėdainiai greitai pereina į pozicinį puolimą. Ir jame ką moka taip Tauragės komandos gynyba. Rokas Sūzas. Kaip dalinasi Kėdainiai kamuoliu. Bando tauragiškiai paspausti. Po truputį atsigauna, atrodo svečiai. Kaip bėga Kėdainiai. Markevičius, Martynui Linkevičiui ir Ignas Lukošius. Toliau Stoltingio sugebėjimai, greitasis puolimas ir 2 taškai keliaujantys į Tauragės. Atakuos iš toli, taip ir daro. Netikslus jo metimas, bet laiku ir vietoje. Laurinas Bimba šiandieną pelno jau 10. Nėra pražangos, manau, geras teisėjų sprendimas. Vaidybos elementų pridėjo Linkevičius, Steponavičius. Žukauskas taip pat gąsdina, kad mes iš toli perdavimas nuo žemės giliai po krepšiu Galinauskui. Bėgti toliau, bet kartu ir nepriartėja prie oponentų. Uzas. Ką moka atsigauti po vakar dienos pusfinalių. Čia 2 prieš 2. Ignas nacionalinės krepšinio lygos. Uzas prie Žukauską, prie žemesnį. Vos nesuklysta Galinauskas, Žukauskas iš toli netikslus, jo tolimas metimas. Viską gelbė šie 2. Jis. Gvidas Galinauskas. Čia matome. Ne viena komanda nepateko į finalo ketvirtą, gali ramiai grožėtis krepšiniu. O Šarūnas Morkevičius. Martynui Linkevičiui, Martynui Šepučiui numestas kamuolys ir pagaliau Uzas, galimybė mesti Steponavičiui, netikslus jo metimas. Kuprijanovas ima kamuolį ir netiki. Galinauskui gali žaisti prieš Dambrauską, dvigubinamas Uzo. Pataiko Justas Vazalis 6-0. Šeputis iš 4-1. 2+1. Steponavičius Uzui šokdina, Šeputį visiškai laisvas, 3 taškai. Rokas Uzas. Laurinui Danieliui šis visiškai laisvas. Kėdainių komandos kamuolys. Dar galimybė padidinti pranašumą. Uzas, koks perdavimas čia. Gražiai dalijasi kamuoliu. Ir viskas, šiandieną tai yra baigta. 2024-2025 metų Nostra.lt regionų krepšinio lygos A diviziono čempionais tampa Kėdainių sporto centro komanda. Rezultatu 90-69 įveikė Tauragės Tauragę.